Nu, verchatūra atvažiavo. Kur tas pituchėlis? Einam, pažiūrėsim. Laurinai, sveikas atvykęs į Klaipėdą. Andarovo šiandien. Susitikimas su Minedo, ne 2 kovas turėjot, 2 pasiėmė pergalės. Tai praleiskim su jo dieną, apšnekėkim šiek tiek apie kovas. Trečią kartą malkų gausina. Ir galbūt padarykim 3 kovą šiandien. O gal ir ne. Klaipėdoj man perėjų nėra, einu kur noriu. O, mažylis sėdi. Mano draugas, pafilmuokim. Balskis, šiandien pasaugos, jeigu bus triukšmo, jeigu bus šurmulio. Aš taip ir galvojau, kad šitą sutiksiu. Nu, Mindaugėlį, labą vakarą. Pasilgau. Nu, aš, Filmuok, žinok, filmuok. vyrų tai nepasilgstu, bet tiek to. Pabandom pradžių kultūringai. Tai nebe su manim tu kovoji, su Petru, tai dabar jau... Tai Nu. dabar Tu geresnis kovotojas negu Petras. laikas parodys. Jau per 2 kovas mes pamatėm. Tai Už tave Lietuvoje geriau judu tik aš. tavo teisė rinktis. Gal. Tai vad gero apetito, Klaipėda sakė, reikia pamaitinti, nes pas save tai nieko gai nevalgai. Pasižiūrėk. Labai gera forma. Sako, su tokia forma labai geri rezultatai būna. Tai kaip ten Ukrainai sekasi? Nu, žinai, manau, kad jau geriau negu tau gal su Petru. Tai kaip ten sekasi chocholams? Tai kiekvienas renkame savo vertybės, ar ne? Nu tai... Tai va. Taika, svarbiausia taika. Mes matėme rezultatus, tai eik kovo, kol nėra karo, nes kai bus karas, eisi kitur. Stop. Tai mums visko trūksta. Mums trūksta medikų, policininkų, teisėjų, prokurorų, mokytojų, pinigų, algos Medikų. mažos. Ir šitas čiuvakas mums sako viską duokim Ukrainai, kur apšiai svetimi žmonės. Prie ko čia, Minedai? Žiūrėk, pradėkime nuo šito. Gal tu nori su manim kitą savaitę į Ukrainą? Aš noriu į Maskvą. Maskvoje davos siolkos. Tai Tai visi prieš Aibūną. O čia važiuok, tai bet nuvažiavęs į Maskvą vis tiek atsidursi fronte. Nu, tai tam fronte linkiu tau ir neužsibūti. Maskvoje aš su oligarchais. Makelą niuchinčiau, gerčiau vodką gerą. O čia sėdžiu su Minedu. Tai kas interviu trukdo? įmu. O tau klausy, gal bilietą nupirkti? Tai aš turiu baltą bilietą. Tai su tokiais, žinok, labai, žinok, į Maskvą ir važiuojame. O tu gulėjai durhatai? Jeigu tau labai reikia, mes galim tave siūsti per Baltarusiją. Jis man atrodo ne tą pačią maikę užsidėjo. Pasižiūrėk čia etiketę, pažiūrėk čia etiketę. Nepažvengsim. Ar tu suplėši tą maikę? Tai klausyk, eik pas Petrą ir Petrui siūlyk, ne man. O tu Minedai ko nevalgai? Žinok, aš dietos laikausi. Nori? Žiūrėk, aš tau galiu paskaninti, filmuok. Taip gal geriau. Tai šitaip elgėsi žmogus su maistu, kol dar maisto turi. O Ukrainoje yra vietų, kur Ne. žmonės duonos neturi, o štai va čia žmogus elgėsi šitaip su maistu. O mes Rusijai viską turim. 2 štukų tankų, duonos, druskos, vodkės. O šitą, tai tu taip ir neatsakei per konferenciją klausimą, žinai, va tu esi. Tai, kad, žinok, nėra ko ir atsakyti tau. Kai baigsi tyčiotis iš maisto, tada aš tau galėsiu Ne. kažką atsakyti. Klausimas toks, vienu žodžiu, klausimas Aš, toks. žiūrėk, susikištų savo tos klausimus ten, kur tau nesueina. Kai baigsi tyčiotis iš maisto, Gerai, atsiprašau. tada galėsi kažko manęs klausti. Šiandien tu nebeturi teisės nieko manęs klausti. Arba kalbėsi su pačiu savimi, nes aš tau nebeatsakinėsiu į Seni, nieką. Tik čia tau eik- ne valanda su klausyk, Rūta, na. Eik pas Petrą ir Davidžiau per susikurk. 10 minučių, davidžiau. Hui, znai, nu tai. Sėdim toliau. Kai baigsi tyčiotis iš maisto, tada mes galėsime su tim kažką šnekėti. Tai Minedai, vėlgi aš prie... Mindaugas, Mindaugai, aš ties per konferenciją klausiau, aš tavęs bežionė tai nevadinu. aš tau leidžiu, Mindaugėlį. Aš tau leidžiu viską, man. Šį vakarą. Gerbiu aš žmonės, kokie jie bebūtų. Tai Virchas. ne taip kaip tu. Aš Lietuvos virchas.
Man tai tu eilinis, kaip ir čia visi kiti. Nu, tai reiškia, tu, blėt, nesigaudai. Žinai, kas yra, turbūt yra blogiausia dalis, kai žmogus įsivaizduoja esas tai, ko jisai nėra. Tai žinok, tai yra medikai gydo visą tai. Nepavyko. Šiai dieną, na. Supranti, medikai gydo, kai žmogus įsivaizduoja, kad jis yra kažkas, kai jis nėra tai. Tai aš tau linkiu sėkmės. Vizil. Vizil, na. Собака. Mane žydinys pradėjo, minėdas какой-то. Aš tau sakau tiesą. Einam vienas vienu čia? Klausyk, gal paskambink Petrui, ne man. Trečią kartą pizdai gausi. Mindaugėlė. Atsiprašau, kad... Mindaugas. Mindaugai. Atsiprašau, kad tyčiausi iš maisto, žinau, čia viskas buvo dėl turinio, aš tikrai pats niekada neišmesdinėjau. Tai žiūrėk, man giliai vienodai. Ar dėl turinio... Tai tu ką tik užpikai, blėt, zaibal, nauhu. Ar dėl neišprusimo. Man svarbu faktas. Faktas įvyko. Daugiau niekas man neberūpi, viskas. Nesiprašymai niekas nepadės. Ne. Tada aš dėjau skersą ant tavo nuomonės, Mindaugai. Tavo reikalas. Tai suvalgyk, tada aš tau atleisiu. Su Harioku? Tavo pačio reikalas. Tai vėlgi, gal pakartom tą klausimą, čia visa Lietuva žinai šnekėjo. Žiūrėk, aš neatsakinėsiu į jokius tavo klausimus. Tu tai supranti? Tai nafik tu čia atėjai, Mindaugas. Klausyk, ne dėl tavęs. O dėl ko? Ne tavo reikalas. Dėl sriubos su Harioku. Visus vat labai, vat, supranti, sužavėtas klausimas. Vat, kam priklauso Krymas? Ne tau. Nes tokius kaip tu, pirmoje vietoje reikia šaudyti. Vat šitą nufilmuokit, vat šitą nufilmuokit. Tai yra žmogus už Ukrainą, kur eina. Sako, mus čia Lietuvoje reikia sušaudyti, afigėti. Tave, ne juos. A kas aš tau ne lietuvis, Bet tokius rusų palaikytus kaip tu reikia šaudyti. Aš nepalaikau Rusijos agresijos, Žiūrėk, jeigu aš galėčiau nuspausti raudoną mygtuką, Nu. aš jau būčiau nuspaudęs ties tavo namu. Tai tu nori paspausti zalūpą mane? Eik, Petra, gal ten jisai... Ne, jeigu rimtai, aš ta prasme tikrai, nu kaip, smerkiu Rusijos agresiją, aš smerkiu ir Tai Putino- tu ir jau Putino- prisikalbėjai, žinok, man... ir Putino režimą. tu man Patylėk, nesi- minėdas, nu tu- prašau! Mindaugas, ir prašau ant manęs nerėkti, jeigu tu save vadini psichiškai sveiku. Aš jam to įvybų išklausiu, aš atvyčiaju. Naktis bus Yra areštiniai. minėt. Naktis Što jest naktis minėt? areštiniai. Minėt. Jeigu tu mane paliesi, aš imsiuosi veiksmų. Tik jo kauniks nesidėlėčių durnelių tu nau. Jeigu tu Aš tik atsistojau. bent piršteliu mane šiandien paliesi, Taip. tavo naktis bus areštiniai. Aš to pažadu. Čia tau Klaipėda. Čia mano taisyklės. Tik tai kaziol? Aš to pasakiau viską, ką aš norėjau pasakyti. Klausia žiūrovai, ar aš? Tavo žiūrovai man yra niekiniai. Vis tiek jie klausia. Nu, ne mano reikalas. Nu, paklausyk, Mindaugėlį. Nu. Man Nu, neįdomu. nenorėsi, neatsakysi, nu, Mindaugas. Klausyk, savo klausimus susikiš ten, kur tau Jis nesueina. išprotėti per 3 valandas, na, kaip tu gali. Tai Klausia, žinok, duris ten, jeigu tau kažkas nepatinka. gerai, klausia, ar aš galiu tau šiknos paimti. Klausyk, eik ten, kur yra gėjų klubas. Ten tau ne tik už ten ims. Tai tu nepidaras? Aš tik klausiu. Ar tu esi Klausyk. homoseksualus? Klausyk, aš tau dar kartą sakau, jeigu tau patinka, tai ten ir eik. Visi minėdui? Filmuok, seniai. Galiu paimti, ne? Tai skanaus, gali vėl tyčiotis iš maisto. Žiūrėkit. Nu, Nu, aš žinau, kad senai jau kažką valgiau normalaus. Karšto pidla. nežinokite, po tokių vaizdų ir po tokio patyčių iš maisto, tai apetitas dingo. Klausia tavęs, o kada pasirinkai pisai čiuvyką? Žiūrėk, tavo klausimai man pro vieną ausį jie, pro kitą išėjo. Taip kad... Tu jeigu kažkokią ribą peržengsi, ar tu kažko tai nenori, kad mes šnekėtume, tai tu sakyk, žinai, aš tikrai bet šitą tu nenoriu nei supranti, įžeisti, nei kad pažeminti. jeigu tu peržengsi ribą, tu būsi areštiniai ir viskas. Ne, aš tai mušti nemušiu, gidu, ne? Žiūrėk, mes kalbame ne tik tai apie fizinį smurtą, yra ir Ai, taip. moralinis smurtas. Aš tu dar kartą kartuoju. atsiprašau. Jeigu bus peržengta riba bet kokią formą, tu būsi areštiniai. Tu negali vadovauti žmonėms, kaip jiems gyventi. Senė.
Žiūrėk, tu atvykai į mano miestą. Nu, Tai viskas to pasakyti. atsiprašau už viską. Kada paskutinį kartą tu buvai pas medikus ir ypatingai pas psichiatrą? Bliat. Liepos 28. Jaučias, žinok, labai neša nuo tavęs. Tai Petrui linkiu labai daug sveikatos. Kaip manai, Mindaugai, šioje kovoje kuris yra favoritas? Kaip, labai sunkus klausimas dėl to, kad aš Petro nei pažįstu, nei ką, tai aš nežinau. Man atrodo, kad kova parodys. Aš palaikau gražią kovą, aš pabandysiu atsakyti diplomatiškai. Tai aš to ir linkiu, nes vis tik tai graži kova yra menas, bet ne visiems pavyksta tą meną imti ir parodyti. Dėl vieno chorioko dabar tu visam vakarui skandalą pakėlė į senį, taigi mes galim ukrainiečiam nuvežti tą sriubą, viskas normaliai, nesipaninktų. Žiūrėk, nenuveši tu jos, pradėkime nuo šito. Mindaugai, atleistų man, prašau, Mindaugėlį, tu mažasis! Baig pykti! Man nereikia tavo atsiprašymų, nes ne aš turiu atleisti. Tai tegul atleidžia tie, kurie neturi maisto. O, Malaja atėjo, figėt. Kamiliukas. O kas įpils, mažylė? Jokau. Mindaugėlį, tu šiandien geriau nuotaiką matos toksai, bet iš to jas torto, kad nemačiau, na. Tu gal tik Klaipėdoj toks susipalaidavęs būti, na. Renki? Žinok, įsidėk tau reiks. Renki ar neklausiu? Ne. Eik, jisai vėl grasina šitais mentais, na, už ką, blėt. Aš gi nieko nepadariau. Paklausiau, tipo, ar jisai ten šviežių pievų klausinėjau. Tai va čia, kai vis tik tai tavo vertybės taps normalios, tai tada mes galėsime kažką bendro padaryti. Mano vertybė, žinai kas yra? Matosi. Lietuva, Matosi. a ne Ukraina. Taip Lietuva pat man rūpi, žmonės seniai. Lietuvoje neturi maisto, o tu jį niekini. Žinai ką, Mindaugai? Tai žinok, neįdomu. Dėjaus kerasa. Tai jaučias. Bet aš žinok irgi ant tavęs. Atsiprašau, jau kas buvo ne taip, na. Žiūrėk, Jeigu sėdėsiu ir įsiprašinėsiu, dabar jis grasina man tais mentais. žiūrėk, čia ne laida atleisk. Kam tu grasini, blėt? Ką aš tu padariau? Aš tai greit prieš tų nepaliečiau, seniai. Aš tau labai aiškiai. Taigi pats čia atėjai prie mano stalo. Žiūrėk, Tai išvaryk mane nuo stalo. žiūrėk, visų pirma, tu atėjai, kai aš čia buvau, o ne aš pas tave atėjau. Bet Jeigu jisai už ką- viską moka, jeigu ką. Tu galėjai išeiti, ko tu neišėjai, jeigu tau tai nepatinka. Žiūrėk, o visų antra, tai tavo vertybės ir tavo tikslais jau senai yra aiškus. Mano tikslas, kad visi šitie pinigai, maistas ir karinė technika liktų Lietuvoje, nes mums jos trūksta, o ne kad siųsti kažkur tai hoholams. Tai jeigu prasidės karas, aš pasistengsiu, kad Lietuvos kariuomenė tave paimtų pirmą į fronto liniją. Nes, labai reikia tokių motyvuotų, tokių sąžiningų, tokių atsidavusių Lietuvos žmonių armijai. Puikiai. Gydytojas Labai šneka. tiktum. Aš pusę metų Durhatui buvau, man diagnozuota šizofrenija, jis man sako, Jarmukai, aš net ginklo negaliu tai pistoleto, kas man duos O automatą? tai tai žinok, jeigu jau prasidės karas, jau nieks tavęs neklaus, vaikeli. Gribioš, Mindaugai, jau dabar tai tu Bet, gribioš. Dabar jau tu gribioš. Bet labai įdomu, kad su Petru eina kovoti žmogus, kuris ką tik prisipažino, kad yra nepagydomas. Tai linkėjimai Petrui. Aukšto lygio konkurentas. Aš tave perspėju, jeigu tu moraliai arba fiziškai prie manęs prisiliesi ir peržengsi tam tikras linijas, kreipimasis bus. Tai Toks buvo ar mano aš jau žodis. peržengęs esu ar ne, sakinės, jeigu peržengęs aš išeinu, na. Žiūrėk, aš tave perspėju, kai jau tu tai padarysi, tu tai pajausi. Tai jau padariau ar ne, klausiu senį, pasakyk. Nu, jeigu tu jauti peržengęs ribą ir tu negirdi, ką aš tau sakau, Taigi aš čia tavo normaliai su bėda. tam šneku ligoniukas, ką aš to blogo padariau? Ką aš to blogo padariau? Žiūrėk, ponas. Sėdim, kad valgom prie stalo, šnekam, kas tu yra, net Žiūrėk, prieš tu net nepaliečiau. Kad esi ligonis, prisipažinai tu pats. Tai gerai, nu ką tu nori? Tai prašau man neklijuoti savo diagnozių, ok? Ačiū labai. Eik, nahui. Sako, žymintus, kai už kablį, sėdžiu valgau restorane, kolą geriau valgau. Sako, uždarysi į reštinę, už ką?
Nei pirštų nepaliečiau, aš čia pats dažai badavė, pats man trenkė į ranką, čia aš jau pats galiu jam į areštinę uždaryti. Aš mačiau, tu su Landsbergiu turi nuotrauką, tai tu Landsbergiu irgi areštinė grasinai eina? Nu, pulk, nu, aš sakau, tu tik Juokauju, padaryk ką nors juokauju. ir viskas. Tavo diena bus labai labai smagi. Tik aš net nepaliečiau, seniai, ką tu darai. Aš tai perspėju. Už ką aš tik net Antrą nepaliečiau. kartą jau. Tik aš nepaliečiau. seniai. Sekantis kartas bus mano veiksmai. Turbūt, kad tiek turinio šį vakarą ir viskas jau. Ačiū, kad žiūrėjai dėl sveikinimų, dėl reklamos susipinimo. TikTok'e, Instagram'e, Facebook'e visur. Kaip reikia, aš tik toku nebesinaudoju. O kokios problemos su TikTok'u? Laurino turinys. Kuom nepatinka Laurino turinys? Nu, o kaip gali patikti turinys, kuris yra agresyvus? Tai tegul jisai kūrė tai, ką jisai daro, jisai turi savo auditoriją, tegul tai žiūri. Jeigu kažkam patinka maistas, iš kurio tyčios, tegul tai rodo. Jeigu kažkam patinka palaikyti Rusiją, tyčiotis iš Ukrainos, valio. Kaip aš pasityčiau iš Ukrainos? Aš pasakiau, kad aš nenoriu siųsti nieko į Ukrainą. Žiūrėk, aš sakiau, jeigu. Yra savoka jeigu. Tai ašgi nesakiau, kad aš prieš Ukrainą. Žiūrėk, Slava Ukrainai. Ukrainiečiai vapšė nuostabiausi Europoje. Klausyk, aš Draugiškiausi, nuoširdžiausi, sąžiningiausi ukrainiečiai, tik ukrainiečiai. Žiūrėkit, matot, pas mane čia užrašas, matot? Kamo. Žiūrėkit, čia etiketė. Galas, man žiūrėkit, į priekį. Filmu greičiau, kad nepersimana. Klausyk, aš tau turiu vieną labai paprastą klausimą. Bet, na, aš tikiuosi labai sąmoningo ir galų gale galbūt gero atsakymo. Koks tavo gyvenimo tikslas? Tikslas pagal Lauriną. Va čia tai bus. Pasiruošęs išgirst? Nusipirkti naujausią X7 M-kinį iš salono Šveicarijoje. Всё. Geras tikslas. Jeigu būtum prezidentas, ką pakeistum? Padidinčiau bausmes valstybės tarnautojams už korupciją, už žmogaus teisių pažeidimus, naujų baudžiamojo kodekso straipsnių prigalvočiau, kad jie būtų atsakingesni, kad jie nežlugdytų žmonių gyvenimų, kad jie nepažeidėtų žmogaus teisių, mokesčiai mažėtų, algos didėtų, Kaip subalansuotum tu biudžetą? kaifas būtų legalus, Lietuva būtų Amsterdamas Rytų Europos. Čia visi važiuotų šaibų leist, viešbučius pirkti viską, o ne tai, kad čia savus sodinti į lagerius. Tu galėtum tapti naujų Laisvės partijos vadu. Aš už tave balsuočiau. Aš pats už pydarius esu, aš pats pisau čivaką. Labai suvaržytas gyvenimas Lietuvoje, žinot, va čista Rytų Europą, ko mes skiriamės nuo Baltarusijos, kad mirties bausmės nėra ir viso, viskas tas pats. Tai žiūrėk, klausiu, kaip subalansuotum tu biudžetą? Bet tu stumien Lukašenkos, jisai stumien Lukašenkos ant Putino, jo? Okei, jisai turi tokią teisę, jo? Bet kad pas mus įstatymai panašus, vapšė, tipo, už kilogramą ten marihuanos ten, Ispanijoje ten pusę metų lygtinai, 6 metai, na. Nu. Tai kokia tai čia Europą, kokia šitų laisvė, Mindaugėlė? Tai žinok, kad negalima legalizuoti narkotikų vien dėl tavęs, nes nu, tada aš manau, kad su tavim rezultatas būtų įdomus. Pats neniukinė? Nu žinok, dar nepasiekiau tavo pėdom. Gaidžių vandėjai? Klausyk, savo klausimus O koks pono Mindaugo tikslas? labai paprastas, tai ką aš jau darau 15 metų, rūpintis tais, kam labiausiai skauda. Protingas Mindaugėlis pas mus, ojojoj. Tiesiog šitą darau ne pirmi metai ir ne pirma diena, tai tiesiog. Rugpjūčio 19 prasidės 3 metai, kaip aš per prievartą šitoj skylėj končinu. Bet juk klausyk, mes esame Europos Sąjungoje. Visos galimybės yra juk išvykti, tai prašau. Kas laiko? Tai vat, laiko tie, ką tu labai palaikai, šitą supūvusią sistemą. Seniai, jeigu aš galėčiau išlėkti, aš jau būčiau išlėkęs prieš 2 metus, tu rimtai, kiek tų metų žmogelių, kad tu čia bazarinina. Seniai, aš rimtai negaliu išvykti, tu bus 3 metai.
Man supūsi sistema čia laiko. Nu, tai... Supūsi, smirdanti, korumpuota žmogaus teisės pažeidinėjanti sistema. Mane čia laiko. Tikinai, jeigu ne, aš būčiau čia. Aš jau turėjau bilietą, 2021 rugpjūtį. Tada mane va ir pizda. Tikrai Lietuvoje galima geriau seniai. Lietuvoje nepriklausoma 30 metų. Ką mes padarėm? Į NATO įstojom Europos Sąjungos. Jo, mentam tačkų pripirkom. Viskas. Daugiau negu nepadarėm. Jeigu tu myli savo šalį, ir Kurią? jeigu prasideda karas, tai tu eini ir gini, nepaisant nieko. Bet Kaip aš- nebėgi. Nu, aš nežinau, aš tikiuosi labai, kad jis laiko. Kaip aš galiu ginti šalį, kuri tiesiog išprievartavo mano žmogaus teisės. Sulaužė kaip įmanoma. Kokias 3, 4, 5 žmogaus žiūrėk, teisės. jau tada kitas klausimas. Kaip Lietuva pažydė tavo žmogaus teisės? Konkrečiai. Į detalės aš neįsiu, bet, ta prasme, 2-3 aš jau galiu tikrai įvardinti, manau, kad aš jau darom. Buvo Europos čempionas nesugeba davalgyti kepšino. Dabar. O kas laimės? Maibechas ar Petras? Tai kas geriau, mūsų ar tas? O kaip manai? Einam? Čia ne raumenyse esmė iš tikrųjų, per tiek trumpą laiką neužpaželinsi, kad Va, sixpack esmė. čia yra technikoje tada. Atsigavimai, žinai, pasekant, kas prieš tai bus varžybų, tai teisingai. Neliūdėk mylai čia, okei? Mes varom linksmintis toliau. Viso gero, teta. Viso gero, sakau. Įminėdai. Pasinešiu. Kvepia minėdų. Nu į ką? Vaišinų minėdai. Vaišinų. Oliai. Sėkmės. Čia O kaip imk. tik tau. Bonka. Kaip tik tau. Einam prie kandžių. Viskų jam nežu. Reikia? Aš tik klausiu, minėdai. Čia vas Petrui pasiūlė, kad įsiteptų prieš. Žiūrėk, šitas, blėt, kaip ten, minėdai. Tau mėnesinės būna? Tai užsidėk, nes tau greitai gali pradėti bėgti. Atėjom pavelniaut, teta. Čia jūsų pardą darom, ką norim. Tai nefilmuojame čia, foto. Nu, Mindaugėlį ką? Einam, tą kažkokį drabužį duosim. Nu, kaip tau? Nu, matai, aš tai galvoju, kad tu esi vyras, pasirodo ano. Juokau. Viskas gerai? Tavo teisė rinktis, tai ką tu nori. Man tai ką? Ką teisė? Nei man šilta, nei man šalta, žinau. Norėsi pasiimti, va. Aš tavo grindis valysiu, kad tu eisi, valia. Kuo tu daugiau vertas? Tu daugiau vertas, sako. Žinok, aš mačiau darbo pasiūlymas buvo čia. Tai čia pas tave, man atrodo, ne? Tai dabar gali... Tai va, ponui pasakykit. Aš nupirksiu, jeigu... Nereikia pirkti nieko, kur kamerą, kodėl filmuoji? Išvarė iš pardos. Niekas nekeitirimi, niekada gyvenime nekeitirimi. Labai nedraugiškas apsauginis buvo, mus labai grubiai išvarė. Mums išeit nėra kaip, net neatsidaro vartai. Sveiki, aš trumpam. Čia vaikinam jo? Vos neapsigavom. Versačio. 30 000 eurų. Atsiprašau. Nu, pasvalskiai geriau kvepia. Viso gero. Nepirksim. Per brangu. Koks čia gyvuliukas, a? Tu. Žiūrėk, kaip aš atrodo. Pagal minėtą. Bet tai nacho, jis toksai, blėt, visos toksai, blėt. Eina, jam pofim. Jis su mumis net neina, į pardą filmuotas, na pochuj. O tai draugų reikia dviratys daunot. Kad nebūtų kaip ant kapo. Rožinės dar paėmė, na. Rožinės gėlės minėdui. O čia?
O čia vieną dieną bus rimgailiai su silikonais, mažyliai tai. Mindaugai, aš noriu tau kai ką pasakyti, aš noriu tau kai ką įteikti. Nežinau, susikišk. Mindaugai. Nu, kur malychos? Norit? Ačiū, nereikia vyrai, jūs labai malonus, bet... Judam, apsikaifavę. Mindaugėlį, I love you. Minėdai, I love you. Tai imkit čia jums porožio. Ačiū. Geriausias parkas. Opa! Офигеть! Ебать, на. Блядь, пadaryčiau salto, bet, blėt, reikia daug daiktų išsiimt, na. Bet офигенная тема, пизда. Karma yra. Эй, ты нахуй бьёу, блядь, сюда. Ай, ты нахуй, да. Матафану. Пала. Dabar geriausia dalis. Dar užšoks. Kas laimės, Maibekas ir Petras? Эй, туда! Ай, ебать! Ебать, сука, what the fuck, на! Офигеть! Все, юдом! Minėdas valdo! O tai kur tie kadreliai, na? Viršyla eik tu, na. Jau pasileidė? Voveriukas! Galima foto! Voveriukas vėl atvarė! Moj krasnai! Žurnaliuka тоже есть! Skrendam, tai jeigu minėtas mus pribysna. Laurinai Mindaugas. Ai, Mindaugas, žinau. Taip. Visus raginu aukoti Ukrainai. Mindaugas žino kaip, na. Nors vienas geras darbas iš tave šiandien. Oi, bet, nu jo, blė, čia kad realiai, na, pizda. Prisižiūrėt galima gerų, na. Čiuvykos, ledovos, pizda. Po 40 lėt, na. Štai aš Minėdą kviečiu pas savį automobilį. Aš yra su Ukrainos nieška. Nu, Greičiau, taigi snaiperiai ant stogo, Minėdas. Tai klausyk, o tu kvieti į mašiną prieš tai net įsivalyti jos nesugebi. Blet, vakar ploviau. Labą dieną. Kur lėkėt? Gali Palangą? 5 vierchai tačkoj. Ledova tačka, dėdė. Kas, ne, tai Bibi čiulpna. Aš apie jo tačkės, jis sako, ne, nu tak buvo takoj va įėstom. Tikėjausi, kad su Minėdu bus labai sunku, tačiau viskas tenka per sviestą, bus dar geresnis negu su Petru. Minėdai, ačiū tau. Minėdas šiek tiek užpykęs kažko šiandien. Štai Laurinai, Klaipėda, Klaipėdos pagrindinė gatvė. Centras vadinamas. Kol kas atmosfera nebloga, na. Grybų nematau, pietuchų nematau, na. Indija? Nice. Man patiko, man pavyzdžiui su Minėdu man patiko, na. Tik Minėdas labai jisai jautrus yra, jisai labai viską į galvą įmagra, ten nežinau kodėl, na. Ką tu į tai? Nuostabi tavo meilė maistui, aš likau labai sužavėtas. Jis dar nepamiršta tos sriubos, na. Šiek tiek prifilmavom vaizdelį, o jis apie tą sriubą, na. Mano draugė kažkada va tai va į vandenį įkrito ir negalėjo išlipti. Dėl to bortalo. Kažkur panašiai vietoj, nu. Kažkur hatą išsinuomavo, na. Atsiprašau, aš tik dabar atpažinau, galima... Gerai. Afigiai, va. Kaip tu šitaip? Greitai, seniai. Jūs ir Mindaugo nepažinai. Matai, diena baigėsi su tavim, tai net lyti lietus prasidėjo. Matai, kaip dangus verkė.
O aš, kurčiau, вообще, anksčiau tai nekenčiau, o po šito vat video aš tai myliu, vat, kaip draugą, kaip nuostabų žmogų, vat, kuris ne tik Ukrainą myli, bet Aš ir tai Lietuvą. žinok su tavim, kad ir į pasaulio kraštą. Nu, aš su tavim bet kur, tik ne į Ukrainą. Ar čia nauja draugystė? Verda. Taip, taip, taip. Myliu, Mineda, myliu, tiesiog myliu. Tai, karočią, Petrai, tavęs aš nebemyliu, myliu dabar Minedavą. Minedas man number one. Išviski iš Bulviakasio, Petrai. Nu, Petrai, tu va, tu gaidys, tu mums pavydėk su Minedu. Geros grietinės. Geros grietinės, na. Ar nori kitokios, pitukas Petras. Nu va, Minedu, kaip ir man, blėt, prieš darbo pabaigą visada nuotaika pakyla. Tai jam irgi jau žino, kad labai normaliai gaus, nakui. Dėl sveikinimų video ir reklamos visi pas mane, tikrai kokybiška reklama, pigi, efektyvi, sveikinimai nutaikingi, pasikvieskime mane į savo šventę. Už 1000 eurus atvažiuočiau su Minedu. Jūsų šventė, Brigin. Pasirašytum į ką? Dėl ko? Iš šventę atvažiuot su manim ir mums duoda štuką per pusę. Vienareikšmiškai. Ne? Varom. Rimtai? Aš Tik per Dominiką. Ne, tai čia nėra apie Dominiką, žinai, aš pareklamuočiau tokią paslaugą, manau, kad kas man Jo, pasikviestų. su tavim, kad ir į pasaulio kraštą, žinai. Čia Laurinui buvo pažadėjom prizą, laukia jo laivas už pergalę. Aš visada norėjau būti piratas, na, visada norėjau sėdėti už piratavimą. Все, Minedas, заводи мотора. Minedas, капитан будешь? Pirma, laimėk. Būsi kapitonas ar ne? Čia kai Mindaugas karaliavo 15 Oho. metų atgal, taip atrodė Klaipėda. Buvo pilių, buvo visko. Žiūrėkit, Mindaugas išėjo iš Klaipėdos valdžios, nebėra šitų dalykų, viskas parduota, viskas išvogta. Kodėl Mindaugas išmestas iš valdžios? Čia klausimas. O koks pilies pavadinimas buvo? Mindauginės. Mindaugėlio kaniūšnė. Juokau. Nu taip, tai mes žinom, kas pusę Klaipėdos sugriovė po antro pasaulinio. Kas sugriovė? Krasna armija. Šturmavo. Vokiečiai labai priešinosi, nes čia buvo jau vokiškos žemės, na. Ir karočią, kem 5% Klaipėdos buvo sulyginta su žemė. Tai vat. Tiek iš manęs apie istoriją šito klausimo. Kažkaip marozų nesimato, bet šių dar ne vakaras, ne? Marozai nelabai centre būna. Tai blėt zaibista. Geriausias centras, nahu, Lietuvoje, blėt, pizda. Išskyrus šitą, va, blėt, tai niekur neįleidžiama. Artimiausias zaibis miestas Lietuvoje, tipo prie Lietuvos, tai Berlynas, aš skaitau, žinai, tipo, na. Tipo, turtingas šalis, normalūs žmonės, žinai, susirinkę turtingi, čia vykos normaliai, žinai, ne vien tik tais gražios, na, bet ir normalios, na. Bet seniai šitų tu nekel gerai, nes, tipo, man dažnai būna, kad gatvė, žinai, ir nuo čiuvakų stojas, tiesiog. Būna, tai. Bet tu šito nekelk, seniai šitą iškirpsi, aš nemanau, kad žinotų visi. Nu, tai blėt, o čiūjiš, aš Petras ir Minedas prieš ką nors vieną stiprų, na. Blėt, ringa, na. Čia kada nors pizda būtų, na. Prieš Dainiuką, na, mes trys sėdime. Ei, na. Lygiai kumščiai. Arba visas Jungle Kingas, bet prieš mus lobojama. Pizda, tipo, 20 gyvalų, na. Aš su kirviu, tipo, pizda, paskutinis gyvas likęs, na. Офигеть, офигеть, na. Вот это тёлки, на. Ateinam pas tavį į svečius. Galit užžiūrėti. Laurinas taip gyvena, kad atvažiavo į Klaipėdą ir nusipirko chatą, tai einam apžiūrėsim. Киевкей ilsisi, Utma ilsisi, вообще, Jungle King мы еще вообще виска турим, на. Что-то уезжаем в хату, там тёлкос готовос, su konjaku, короче, хавчикос, дорогос. Ну, užžiūrėkit pas mane į Landyną, na. Čia mes su Minedu miegosim. Ateik mažylė, ateik mažylė. Jukau. Kam tu mano vidus žiūri? Minedas rūli! Tavo laikas tiksi. Atsiprašau. Tai pasaštų. Valandos gyvenime suskaičiuoju. Aš tau gražiai pasakiau, ir Minedas rūli. Tu žinai, ką čia reiškia? Minedas rūli. Čia tipo, kad Minedas valdo. Nu, va. Apie ką čia tokį įdomu? Vileikos legenda Laurinas Burovas, my bar!
Muitai treneris. Tai gal mes galime apie esmę, o ne apie tai, kas buvo. Nu, žinok, tą dieną buvau išgėręs, tai kažkaip tai O nelabai. ką aš sakiau? Bet jeigu žiūrint iš profesionalumo pusės, kad jisai išgėrė, tai jam kovoje tikrai nepadėjo, nes tai šiek tiek balansą tavo išmuša. O kaip tu jautais, Mindaugai, šiuo metu? Gerai. Bet aš nelabai linkęs į praeitį žiūrėti. Kaip jūs jį užparinot, aš neįsivaizduoju, na, čia ateini. Į tą renginį reiktų, na. Kaip galvojat, kiek vat unikalių žmonių šitą kovą matė? Tuo metu, Nu, apskritai, vat nuo kovos iki dabar, va, tarkim. manau, iš 10 žmonių Lietuvoje šitą kovą matė 5 bent. Nu, na. Tai palauk, tai tipo pusė Lietuvos, na? Jo. Pusė pasaulio lietuvių, manai, matė? Tipo, Nu, kažką, kažką apie ją girdėjo, kažkur matė ištraukas tik tokią ar kažkas tokio. Nes ją tai rodė netgi per TV3 televiziją. Nu, na. Tai Nu, manau, šita blet. buvo galbūt netgi labiausiai žiūrėta istorijoje Lietuvos kovų. Nu, na. Nu, na. O, fui. Wow. Wow. Oi! Žiūrėk, aš Bum, kažkaip. bum, gal jau į porą. Tu bet suktas minė daina. Atleidai Mindaugai. Nu, gavo iliustrą minėtas, neslėpkim, gavo. Bet jums patinka šiaip apie praeitį, ne? Na, Jūs kai praeityje gyvenat visi. Tai pagalvokim apie ateitį. Įsivaizduokim, netyčia Laurynų nepasisektų prieš Petrą. Ar padėtum Laurynui remačą su Petru kartu su Laurynu prieš Petrą? Žinoma. Rimtai? Ahujai. Maladės, seniai, su tavimi aš visada norėjau būti komandoje. Minėdas, jisai čia jokavo, jisai iš tikrųjų taip juda. Patikėkit jūs manim, o mes su Minėdu vapšė. Ir Dirkštį paimtumėm, o Petrą pirmą paimsim. Aš jums atvyčiai, Petriukas, Roškės, Pituchtas. Magzalinai, tai Vaniučiai, Mes pabandyti Petrą! galim. Kam? Pabandyti galim. Nu, seniai, aš manau, kad verta, na. Nes Petriukas jisai sportuoja kasdieną. Aš su X5 sėdžiu kasdieną. Tu ten Ukrainą remi kasdieną. Tai manau, kad bus normaliai. Tai kaip įsivaizduoji šitą kovą, jūs dviese prieš Petrą? Ar manai nukirstumėt jį? Aš manau, kad jisai neturi tiek grėtinės parduotuviai, kad mus įveiktų. Nu, tokia pagrindinė žinia, kad jau taip sutampa, kaip mes susitinkame, taip aš išvykstu po to į Ukrainą. Tai bus ir pačiu artimiausiu metu. Dėl saugumo šį kartą aš negaliu pasakyti tiksliai, kuri tai bus diena, bet tai bus. Bet tai yra tos vietos, kurios yra dėja, bet labiausiai nukentėjusios. Aš kalbu apie Irpynę, dėja, bet ir Odesą, nes aš Odesą palikau normalią. Šiuo metu mes turime itin blogą situaciją, tai aš vykstu tam, kad prisidėti ir padėti. Tai mes kaip nuo džiunglių organizacijos irgi norim prisidėti prie tavo šitos kelionės ir prisidėti tiek reklama, kur paliksim čia tavo sąskaitą, į kurią žmonės gali prisidėti. Visa informacija, kaip Mindaugas keliauja ir visas nuotraukas, Jūs matysite. Galit matyti irgi čia paliksim jo Instagramą. Ir štai atlieku pavedimą, kurį toj filmuotas galės nufilmuoti ir paliksim screenshotus irgi video. Jo, ir mes turime ypatingą žinią tie, kurie iki antradienio 22 valandos paaukosite šitai kelioniai didžiausią sumą. Jūsų laukia kas? Jūsų laukia tiek privatus Mindaugo koncertas, tiek bilietai arba transliacija į Jungle King. Ir padarykim taip. Padarykim bilietai ne ateinančio turnyro, o bilietai ateinančių 3 turnyrų.
rugsėjo mėnesį gali būti šis tas ypatingo. Tai va, prašau kamerą, jeigu galima arčiau. Į sąskaitą VŠI būk paskirtis misija į Ukrainą. Jo sąskaitos numeris. Toliau. 100 eurų. Parama. Atimkime duoną iš Lietuvos vaikų, siųskim Ukrainai, kaip sakoma. Nu. Pervedimas padarytas. Sėkmės tavo kelioniai ir Ačiū. lauksim naujienų, kaip ten kas. Ir tai, kas bus ypatingo, sužinosite ir pas Dominiką. Ir aš galiu tikrai patvirtinti, kad pavedimas gautas. Prisidėk tu ir gauk gerus prizus. Slava Ukrainai! Slava Ukrainai, kentrai! Slava Ukrainai! Nu, Klaus, Nu, labas Petrai. Video? išėjau, ką? Labas Petrai. Labas. Ką veiki? Sportuoju, aš laiko švaistau, ką tu veiki? O aš tai tikrai, kad nešvaistau. Aš esu dabar su tokiu vienu žmogeliuku jo. Nu, Ir mes norim dviese išeiti prieš tave į kovą. Filmuoji, ne? Spėk su kuo? su Minetu. Su DJ Minedu! Slava Ukrainai! Tai tu šią kovą nori išeiti dviesi. 6 vieną sunešiosiu, bet jeigu gausiu malku, aš su Minedu prieš revanšą. Nu, tu Laurinai, daug kalbi, bet man. Aš jau tavęs nebemyliu, aš dabar Minedą myliu. Tai tu mylėk, Minetą mylėk. Svarbu, kad tai myli. Svarbu. Da. Nu tai ką, Petrai, viskas, mes kaip sakot, užfiksavom, kad tu sutinki, žiūrėk, nepis atbulinio, gerai? Rytoj susitikimas. Tai jo, tai klausyk, šią kovą kovoju su tavim vieną, o Jo. antrą Džiugo Kingą kovosiu su juma vieną. Su manim ir Minedu, tai aš tau sakau, aš kad gali greitai pasikviesti ne vieną ekipažą. Ja. Tu žinai, kas mes tokie su Minedu esam? Mes esam A komanda Lietuvoj! Noriu paklausti, ar tau patinka Laurinas? Nuo nepykantos iki meilės vienas žingsnis. Tik patenka. Ai, tai judu leidžiat laiką, ne kartu. Nuo aliejaus iki grietinės labai toli. Ai, Nu ką, Petrai, rytoj susitiksim, ane tada atvažiuosim su Laurinu pas tave. Pagalvok, ką Vilkaviškį galim nuveikti, pasivaikščiosim, paprikolinsim. varysim į bowlingą, varysim į miestelį. Okei. Paim, žinai, kara čia raminančių vaistų paim. Gerai. Ja. Tai gal viskio? Nu, Mineda tau nejuokinga? Ne. Su Pažiūrėk. tavim viskas gerai. O tai tu iš. Mums su Minedu juokinga. Tai jo, tam pasijuo. Dienas su tavim geriau negu su Anglijos karalienė. Kaip aš visada ir sakiau, kad aš esu tikrai Lietuvos vyrchas ir Minedas pagaliau tai suprato. Ir aš manau, kad matau, kad jisai visai kitaip į mane žiūri. Manau, kad jisai jau suprato, kad aš toks esu, jisai mane jau gerbia, šlovina. Ačiū jam. Karas baigtas. Ukraina laisva. Paskui nuvarysim antrą dalis į sporto salę. Aha, Nuvarysim iš salę, pasižiūrėsim. aha. Nu, kad žinočiau, žinai, kas viskas vyksta, žinai.